Taigi, ką gero sužinojome, čia surašyta pakankamai nedaug, kadangi ir vietos, ir laiko nėra daug, bet vieno įrengimo stabdymas įmonėje kainuoja 17 000 litų. Šito žinutės komunikavimas operatoriui, kuris priima sprendimą, davė pakankamai gerų rezultatų, dėl to ir matysim atsirado 30, tai yra ir dėl to atsirado 30% ekonomija. Operatorių priimami sprendimai turi keturženklės sumas, kadangi energetikos sąnaudos didelės, sulūžęs kastuvas kainuoja 2000 litų. Tam tikros vietos, sakykime, per didelis optimizavimas arba persistengimas padaro daugiau žalos nei naudos kitiems procesams. Šiuo atveju turėjom pavyzdį su logistika ar žaliavos tiekimu. Optimizavus grinai tik logistikos procesus, vėliau pastebėjom, kad jie darė neigiamą įtaką gamybininkam. Pamirštas raktas gali kainuoti daugiau nei 10 000 litų, 4 laipsnių paklaida turi milžinišką įtaką, matysim pavyzdį pinigais. Dalis darbuotojų tikrai dažnai sakydami taip galvoja ne, ir tikrai gamybos vadovai dažnai mano, kad jų darbuotojai elgiasi vienaip, o jie iš tikrųjų elgiasi kitaip. Tai praleisim, einam prie pavyzdžių. Rezultatai. Taigi, viena iš gamyklų, vienas procesas, pirmus pusę metų energijos sąnaudos yra 1300 kWh, pradėjus dirbti su darbuotojais, pasiektas efektyvumas 911 kWh. Tai yra, lyginant metų galą su metų pradžia, pasiektas 32% energetinis efektyvumas. Iš principo, tai lėmė visą tai, ką minėjau prieš tai, ir procesų optimizavimas, ir komercijos pajungimas į gamybą, nes komercija turi milžinišką įtaką gamybų, ir įrengimų sutvarkymas ir taip toliau. Jeigu versti tai pinigais, įmonės ekonomija buvo apie 700 000 litų per pusę metų. Tai yra milžiniška suma. Sekantis pavyzdys, kitas procesas, vidutinės energijos sąnaudos, rugsėjo lapkričio vidurkis 2700, pradėjom ieškoti problemų, dalį problemų radom gruodį, sąnaudų sumažėjo, sausio mėnesį visiškai įsitikinom, susitvarkėm įrangą, radom kritinius taškus, kaip ir minėjau, procesus, kurie skirti valdyti automatiškai, pradėjom valdyti automatiškai, nerankiniu būdu, ekonomija šiek tiek daugiau negu 30%. Šiuo atveju nevertinant komercinės naudos, tai yra virš 200, beveik 300 000 litų pavertus pinigais. Taigi, keletas pavyzdžių, kas buvo prieš ir kas įvyko po. Taip atrodė įmonės ciklinis darbas arba bangavimas prieš efektyvinimą, taip jisai atrodo po. Rezultatas akivaizdus, prie to dirbti tikrai verta. Kaip ir minėjau, pavyzdys, procesas valdomas rankiniu būdu, procesas valdomas šiuo atveju ne automatiniu, šiuo atveju rankiniu būdu, bet žmonės įgavę tam tikrų žinių sugebėjo susitvarkyti su užduotim. Sekant, pirmasis pavyzdys, kurį turėjom, vėlgi matom bangavimas prieš, matom bangavimas po, temperatūrinis režimas yra išlaikomas. Rezultatai 12 metais pasiekėm 4% ekonomiją energetikoje, tai ne savikaina, tai tik tai energetikoje. Ir reiškia, čia yra vertinama visos grupės išleista suma, plus tie keli procesai, kuriuos optimizavom. Jeigu sakykime, būtume optimizavę daugiau procesų, suma būtų didesnė. Dėl to 13 metais dedu klaustuką. Šiaip aš pats vertinu, nuo šių metų normos turėtų būti vėlgi apie 4% efektų. Nors gamybos vadovai pykstant manęs, aš per daug optimistiškai tai žiūriu. Bet iš principo šių metų rezultatas yra apie 2 milijonai litų.
iš tų 31 milijono litų. Taigi sunkumai, darbuotojų baimė ir natūralus pasipriešinimas, baimė būti neteisiu, tai yra ne tai, kad psichologiniais savybės, bet tiesiog žmogiškasis faktorius. Senų ne amžiumi, bet patirtimi darbuotojų ydingi įsitikinimai ir požiūriai, dažnai žinių stoka, baimė prarasti nepakeičiamumo statusą, baimė pasirodyti neišmanančių ir taip toliau. Visos priežastys iš principų yra tik tai žmogiškos. Taigi technika šitoje vietoje įtakos neturi jokios. Toks retorinis klausimas, ar optimizavimas mažina ar didina energijos vartojimą. Aš sakyčiau, Arvio atveju didina. Reiškia, pernai išleidome pinigų energetikai tikrai daugiau nei užpernai, nors padarėm ekonomiją beveik 2 milijonų litų, o dėl ko didina? Dėl to, kad pinigus, kuriuos sugražiname atgal į procesą, mes galime investuoti, reiškia, tampam konkurencingesni, pagaminam daugiau produktų, parduodamų, tam tikrai reikia daugiau energetikos. Tai efektyvinimas ir mažinimas yra iš principo 2 skirtingi dalykai. Ir mano mėgstama frazė, pinigus reikia nesutaupyti, o uždirbti ir bedirbant neišvaistyti, reiškia, pats žodis taupimas asocijuojasi su apribojimais tam tikrais. Savęs nereikėtų riboti, reikėtų tik tai spręsti tam tikrų lygių problemas, kurios švaisto tiek pinigus, tiek energetiką. Ačiū. Klausimai. Ačiū, Audriau, labai.